2009 metais Mažeikiuose buvusios elektrotechnikos gamyklos patalpose įsikūrė įmonė ABF LT. Ir mes užsiimame pagrindę aliuminio liejimu, automatinėmis staklėmis ir CNC tekinimo bei frezavimo operacijomis. Aliuminio liejimui turime 4 aukšto spaudimo aliuminio liejimo stakles nuo 350 tonų iki 1000 tonų į presavimo jėgos. Tai tiesiog reiškia, kad galime gaminti detalės nuo 20 gramų iki maždaug 15 kg, priklausomai nuo projektuojamo kiekio ir išmatavimo. CNC tekinimas ir frezavimas, tai turim 10 tekinimo staklių ir 16 automatinių frezavimo staklių. Aliuminio liejimo ir apdirbimo ateitis vis dar atrodo daug žadanti, kadangi pramonės šakos ir toliau skiria prioritetą efektyvumui, lengvam dizainui ir tvarioms praktikoms. Tai yra automatinės aliuminio staklės, 1000 tonų jėgos. Visas aliuminio liejimo procesas prasideda nuo to, kad manipuliatorius pasemia verdantį karštą aliuminį ir įpila jį į vadinamą liejimo stiklinę. Tuomet įpresuojama 1000 tonų jėga į aliuminio liejimo formą. Kai liejinys atvėsta, robotas ištraukia jį iš formos, deda į šaldymo kamerą bei įkiša po presų, kur yra pašalinami visi liejimo vartai. Tai yra nenutrūkstamas procesas ir dažniausiai staklės, kai būna užkrautos, jos dirba 24 valandas, kartais netgi ir 7 dienas per savaitę, jeigu tai yra visiškai serijinė gamyba. Robotai pramonėje egzistuoja nuo 1970–80 metų ir tai nėra visiška naujovė, kadangi Amerikoje jau senais laikais surinkinėdavo automobilius ir naudodavo daug robotų suvirinimui, tai yra pasikartojančiom operacijom. Tai projektai, kuriuos mes gauname, tai mes juos norime patobulinti, automatizuoti principų tokiu, kad reikėtų kuo mažiau rankinio darbo ir kuo mažiau operatoriaus įsikišimo. Kaip tarkim, turime šlifavimo ir poliravimo celės, biuro kėdžių žvaigždėms ir mūsų klientai jas perka iš keletų rinkų, tai viena iš jų yra Kinija. Kinijoje visas operacijas daro rankomis, mes viską gaminame robotizuotai, automatizuotai. Skirtumas yra tame, kad sutaupame gerokai daugiau kaštų. Vietoj 3–4 asmenų, kurie tą pačią operaciją atliktų rankomis, mes turime vieną operatorių, kuris vienoje pusėje užkrauna, o kitoje pusėje išima ir pabaigia tiesiog mažus patikslinimus, pataisimus ranka. Paklausa iš aliuminio lėtiems komponentams tikėtina ir ateityje liks stipri. Pramonės gebėjimas prisitaikyti prie technologinių naujovių ir atitikti skirtingų sektorių kintančius poreikius nulėmė sėkmę, kuriant modernų pramonės kraštovaizdį. Mūsų klientai pagrindė yra vakarų Europos šalis, daugiausiai tai produkcijos išvažiuoja į Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Šveicariją bei Skandinaviją. Pagrindinės rinkos, kurias aptarnaujame, tai būtų baldinė furnitūra, žemės ūkio ir miško technika, tuomet įvairūs automatikos, elektronikos, gaminiai, radiatoriai, dangteliai, korpusai, dėžutės ir neapsiribojant tuo. Žinoma, dalyvaujame įvairiose tarptautinėse parodose, Vokietijoje, Skandinavijoje, Olandijoje. Ir kartu vežamės ir savo inžinierius, konstruktorius, netgi technikus, tos pačius liejikus, kad jie tiesiog pamatytų įvairias naujoves, kurias jau šiuo metu įgyvendina iš esmės mūsų konkurentai arba mūsų partneriai. Tai jie tiesiog susipažįsta su visais tais naujais procesais, produktais ir mes vėliau juos galime tiesiog pritaikyti pas save ir vėlgi tiesiog patobulinti savo visą procesų grandinę. Nuolatinių inovacijų ir dėmesio tvariai gamybai fone, aliuminio liejimas ir toliau atliks lemiamą vaidmenį, skatinant progresą ir tenkinant pramonės poreikius. Mūsų įmonėje tikrai trūksta inžinierių, automatikos, robotizacijos specialistų, kurie galėtų padėti mums įgyvendinti naujus projektus bei patobulinti, optimizuoti jau dabar esančias ir veikiančias operacijas. Inžinierių poreikis didelis ne vien Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Turint šią specialybę galime drąsiai sakyti, gyvensite padoriai ir jums nereikės dirbti juodo darbo. Faktas, blogų darbų nėra, bet jeigu norite būti kūrėjas ir išradėjas, inžinerija kaip tik jums. Dažniausiai jau 2–3 kurso studentai gauna gerus darbo pasiūlymus, nes visi vieningai, tiek universitetų dėstytojai, tiek darbdaviai sako, inžinerija ateities mokslas ir specialistų tikrai trūksta.
Mūsų įmonėje inžinierius pradžiai atlieka elektronikos remonto, PCB plokščių, litavimo, tikrinimo darbus. Vėliau tos plokštės tiesiog įdeda atgal į stakles, kad jos toliau veiktų ir galėtų gaminti tekinimo arba frezavimo produktus. Taip pat mūsų inžinierius kuria robotizacijos visas linijas, iš pradžių padaro maketus, projektus, juos vėliau įgyvendinam realybėje, tiesiog praktikoje. Inžinieriaus darbas yra įdomus dar tuo, jog privalo pastoviai keliauti po pasaulį ir semtis naujovių. Darbdaviai nevengia tokių komandiruočių ir mielai siunčia savo darbuotojus pasisemti naujų idėjų. Savo darbuotojus, konstruktorius, inžinierius kartais siunčiame į įvairius mokymus, pas pačius staklių gamintojus, kaip tarkim iš Šveicarijos liejimo staklių gamintojų firma Bühler. Siuntėme savo konstruktorių, kuris turėjo, nežinau, savaitės ar 2 savaičių mokymus apie liejimo formų projektavimą. Buvo sėkmingi mokymai ir realiai jisai parsivežė savo žinias pas mumis, kurias vėliau įgyvendino. Yra įvairių ES remiamų projektų dėl mokymosi darbo vietoje ir mes suteikėme tokius galimybės savo darbuotojams. Ta pačia šlifavimo linija yra nuo pat pradžių iki pabaigos suprojektavęs mūsų inžinierius. Jis sėkmingai veikia 24 valandas per parą. Aliuminio liejimas ir apdirbimas pastaraisiais metais išgyveno pastebimą paklausos ir pasiūlos augimą, kurį skatina augantis poreikis lengviems, ilgaamžiams ir preciziškai pagamintiems komponentams įvairiose pramonės šakose. Šis gamybos procesas tapo neišvengiamų modernių pramonės šakų pagrindu, suteikiantis išskirtinius pranašumus, kurie atitinka kintančius vartotojų ir įmonių poreikius. Mano nuomonė, inžinerija yra tikrai ateities specialybė, kadangi visa pramonė reikalauja inžinierių ir ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Kad ir pernai metais buvau viename liejimo įmonių forume Milane, tai pas juos yra lygiai tokios pačios problemos kaip ir Lietuvoje. Didelis inžinierių trūkumas. Tai tenai buvo ne vien tik tai italai susirinkę, bet ir iš kitų Europos šalių ir visi tiesiog kalba apie tą pačią situaciją, kad inžinierius reikia tiesiog pritraukti į įmonės, jam parodyti, kad tai nėra purvinas darbas nuo pat vaikystės, nuo mažumės iš tikrųjų. Iš tokių geresnių praktikų, ką mes stengiamės daryti, tai pakviesti, kad ir vietinės rajono miesto mokyklas, vyresniųjų klasių mokinius su technologijų mokytojais, kad jie pamatytų, jog tai nėra vien tik tai purvinas, tepaluotas darbas, o tai yra ir darbas prie kompiuterio ir pats projektavimas, 3D spausdinimas, prototipavimas ir panašiai. Tikėjimas žmonėmis, modernus mąstymas, atsakomybės paskirstimas, rezultatų siekimas ir atvirumas naujovėms bei komandinis darbas. Tai yra svarbiausios šios įmonės vertybės. Įmonė investuoja ne tik į įrengimus, bet ir į darbuotojų mokymus bei darbo saugos užtikrinimą. Kasmet augančios gamybos apimtis bei gaminių asortimentas padeda pasiekti aukštą gaminių ir paslaugų kokybę. O juk kiekvieno studento, kuris pradeda studijuoti inžineriją, noras dirbti tokioje kompanijoje. Tad ar neverta pamastyti? Tol, kol šita rinka nėra visiškai užpildyta, gal tai yra jūsų ateities specialybė? Tokį žmogų mielai priimtume į savo gretas, nes mums kaip tik reikia žmonių sugebančių programuoti robotus, taisyti elektronikos plokštes arba daryti naujus dizainus.